Sveiki. Klinikinės mitybos grupės vardu norėčiau pristatyti mūsų paruoštą klinikinės mitybos protokolą ir papasakoti bendrus principus, kaip juo reikės naudotis, nes informacijos jame ne taip ir mažai. Taigi, jame yra 4 puslapiai. Čia yra pirmojo puslapio vaizdas. Viršuje mes turime enterinės mitybos blokelį, kuris yra išdėliotas pagal paciento parą intensyviosios terapijos skyriuje. Manau, kad informacija čia pakankamai savaime suprantama. Pradedame anksti per pirmąsias 2 paras, pamažu didinam ir bandom pasiekti tikslą daugiau mažiau 5 parą. Tai tas tikslo pasiekimas bus įvertintas kaip tarp 80 ir 100% konkretaus skaičiuko. Tam tikrais atvejais indikuotina atidėta enterinė mityba, konkrečias indikacijas jai rasite 3 protokolo puslapyje, bet bendras principas yra panašus. Taip pat akcentuoju, kad 1 ir 5 para yra pažymėtos šiek tiek ryškiau, tai yra tam tikros kaip kritinės paros. Pirmoji para kritinė, nes reikėtų pradėti enterinę mitybą per pirmasis 48 valandas. 5 para tai yra diena, kuomet mes turėtume vertinti, kaip mums sekasi pacientą maitinti. Taip pat tai yra para, kuomet didžiai daliai pacientų praverstų netiesioginės kalorimetrijos matavimas ir jeigu mums visgi nepavyksta pasiekti tikslų enterinę mitybą, pasvarstyti apie suplementinės parenterinės mitybos skyrimą. Bendrai paėmus, parenterinė mityba neturėtų būti skiriama anksčiau 4-5 paros ir tik esant ganėtinai griežtoms kontraindikacijoms enteriniai mitybai. Jos taip pat 3 protokolo puslapyje bus pateiktos. Išimtis yra pacientai su didelio laipsnio mitybos nepakankamumu, tai yra NRS daugiau negu 5, kuriems išlieka kontraindikacija enteriniai mitybai ir tikėtina, kad ji bus ilgalaikė, jeigu truks daugiau negu 2-3 paras. Tai tokiems pacientams indikuotina ankstyva parenterinė mityba, tai yra pradėta per pirmasis 3 paras. Paraleliai šių praktinių maitinimo veiksmų mes turim ir dokumentaciją. Taigi per pirmasis 2 paras reikėtų paskaičiuoti paciento mitybos nepakankamumo riziką, užpildant NRS formą esančią LIS sistemoje ir taip pat vertiname tikslus. Jeigu juos skaičiuojame formulę, atkreipti dėmesį į paciento KMI, jam esant daugiau nei 30, naudojam pritaikytą kūno svorį. Pritaikyto svorio skaičiuoklė pateikta čia ir taip pat priminimas, kad mes centre turime netiesioginės kalorimetrijos aparatą, kurį galim panaudoti pacientų tikslesniam pamatavimui. Taip pat protokole paminėtas skrandžio liekamojo tūrio enterinės mitybos netoleravimo aspektas, tai čia labai trumpa glaustai pateikta informacija ir detaliau ją reikėtų pasitikrinti SLT monitoravimo protokole, tai yra paskutiniam puslapyje. Na ir rekomendacinio pobūdžio eilutė, kokius kraujo tyrimus, kokiu dažniu reikėtų atlikti maitinamiems pacientams. Tai yra visiems. Antrajame puslapyje protokolo rasite mišinius ir jų kaloražą. Tai yra tiek enterinės mitybos mišiniai, tiek papildomų maitinimo gėrimai ir parenterinės mitybos mišiniai kartu su pateiktais mikroelementais ir vitaminais, kuriuos reikėtų pridėti. O apačioje trumpa informacija apie refeedingo sindromą ir ką su juo reikėtų veikti ir taip pat tam tikros būklės, kurių metu yra padidėjęs vitaminų poreikis ir indikuotina didesnis vitaminų paskyrimas. Trečiajame puslapyje turime pateiktas indikacijas enteriniai, atidėtai enteriniai mitybai, trofiniai enteriniai mitybai ir taip pat enterinės mitybos kontraindikacijas, kuomet parenterinė mityba jau yra tikslinga. Toliau turim greitą enterinės mitybos tikslų lentelę, kurios tikslas yra išvengti kiekvieną kartą skaičiavimo. Tai kaip pavyzdį, kaip naudotis šią lentelę, paimkim pacientą, kuris sveria 80 kg. Jam tikslų skaičiuoti nebereikia, nes jie yra pateikti čia. Pagal paskaičiuotą formulę 2000 kilokalorijų, 104 gramai baltymų. Taigi, jeigu mes pacientą maitiname vienu iš šių tirpalų, tai tuo metu tikslinis mūsų greitis, kad pasiektume 2000 kiloražą parai, yra 83 ml per valandą ir su tuo pacientas gaus 76 gramus baltymų. Kitas pavyzdys, pasirinkus šį mišinį, tam, kad pasiektume 2000 kilokalorijų per parą, greitis bus 55 ir jis gaus 100 gramų baltymų per parą.
Galiausiai čia turime ir netiesioginės kalorimetrijos greitą tokį priminimą. Tai pirmajame ir antrajame intensyviosios terapijos skyriuose prie tam tikrų DPV aparatų galime prijungti tokį moduliuką, kuris matuoja kalorimetriją, ir taip pat visam centre turim Cosmet naują netiesioginės kalorimetrijos aparatą. Jis šiuo metu yra pastatytas pirmajame intensyviosios terapijos skyriuje, bet jis yra ant ratukų ir gali atvažiuoti ten, kur reikia. Jis tinka naudoti ir intubuotiems pacientams, ir spontaniškai kvėpuojantiems pacientams, tik jie turi būti be deguonies poreikio arba su minimaliu. Dabar kada tą matavimą atlikti, tai labiausiai išsekusiems pacientams su mažu KMI arba didelio NRS reikėtų atlikti anksti, 2-3 parą intensyvios terapijos skyriuje, nes būtent tokiems pacientams mitybos intervencija tikslinga yra daugiausiai nešanti naudos. Tuo tarpu didžiai daliai pacientų matavimas būtų indikuotinas 5 parą, kuomet jau yra nuslūgęs hipermetabolizmas. Ir būtent tada įvertinus jau galima būtų pradėti tiksliau maitinti pagal tą bazinį energijos poreikį. Ir taip pat pacientai su didesniu KMI, nes jiems formulės tiesiog jau nebėra tokios tikslios. Galiausiai tai yra pacientai, kuriems vystosi arba išsivystė lėtinė kritinė būklė. Jeigu numatome, kad jie reanimacijos skyriuje pagulės dar savaitę arba netgi kelis mėnesius, tai jiems tiksliai žinoti tą energijos poreikį taip pat būtų labai tikslinga, kad galėtume išvengti kūno masės didelio netekimo. Ir apačioje taip pat yra mano kontaktai, tai jeigu turit pacientą, kuriam yra reikalingas netiesioginės kalorimetrijos matavimas, galite rašyti man, arba pamatuosiu pati, arba atsiųsiu kažką iš kolegų, kas jau yra apmokyti šiuo aparatu naudotis. Tai jie galės ateiti, parodyti, kuris yra, ir apmokyti naudoti jūs. Taip pat galite man rašyti pastabas, kritiką, pasiūlymus dėl šio klinikinės mitybos protokolo, jeigu turėsite minčių. Ir paskutinėme puslapyje mes turim skrandžio liekamojo tūrio monitoravimo protokolą, kurio tikslas yra suvienodinti praktiką per mūsų visus intensyviosios terapijos skyrius. Jis yra iš 3 dalių, tai yra pirmos 48 valandos pradedant mitybą, toliau toks tarpinis blokas, kuriame bandom pasiekti enterinės mitybos tikslą, ir gale jau kaip pastoviu greičiu enterinės mitybos tikslą pasiekus maitinam pacientą. Taigi nuo pradžių pirmas žingsnis būtų nustatyti, ar pacientas yra didelėje ar mažoje enterinės mitybos netoleravimo rizikoje. Tai tą turėtų atlikti gydantis gydytojas, ir rizikos faktoriai pagrindiniai yra išvardinti čia. Principe tai yra dauguma pacientų bus su pilvo patologija, bet tas tikrai nėra sąrašas baigtinis. Ir nustačius mažą riziką tikrinam SLT kas 12 valandų 2 kartus per parą, nustačius didelę 4 kartus per parą. Taip pat čia aprašyta SLT tikrinimo procedūra, nes skyriuose ji šiek tiek varijuoja. Taigi sustabdoma enterinė mityba, atzonduojamas švirkštų turinys ir jį pilame į švarią talpą, tai yra tacelę. Skaičiuojam, kiek to turinio mililitrais atzonduojame ir iki 300 ml grąžinam atgal, jei tai yra normaliai atrodantis turinys. Kitaip tariant, žarnų, žalio turinio, šviežio kraujo, krešulių, sugižusio tiršto enterinės mitybos mišinio negrąžinam. Judant toliau, jeigu nustatome mažą enterinės mitybos netoleravimo riziką ir SLT yra mažiau negu 500, pamažu didinam enterinės mitybos greitį, tikrindami SLT kas 12 valandų, tol kol pasiekiam tikslą. Pasiekus tikslą galime SLT nebetikrinti. Esant didelės rizikos pacientui, bet nustačius mažą SLT, taip pat pamažu didinama enterinė mityba, SLT tikrinimas kas 6 valandas. Ir štai čia yra pirmoji protokolo klaida, čia turėtų būti 6 valandos, aš aišku ją pastebėjau tik po to, kai atspausdinome. Tai sekančiai protokolo versijoje tikrai bus pataisyta, o iki to laiko apeisiu reanimacijas ir pataisysiu šią klaidelę ant jau atspausintų protokolų. Bet principas tas, kad tikriname kas 6 valandas, didiname enterinės mitybos greitį ir kai jau pasiekėme tikslinį, galim suretinti ir tikrinti kas 12 valandų. Jeigu traktuojam, kad pacientas nebėra rizikoje, ta rizika sumažėjo arba išnyko, mes galime nueiti šiuo keliu ir taip pat SLT netikrinti, kas šiaip ir yra ESPENO rekomendacija didžiai daliai intensyviosios terapijos pacientų, ir rutiniškai SLT netikrinti visiškai.
Na ir dabar įdomiausia dalis tai yra pats viduriukas. Taigi čia, nepriklausomai nuo to, ar pacientas buvo mažoje ar didelėje rizikos grupėje, nustačius didelį SLT, pirmiausia, ką padarom, tai grąžiname iki 300 ml aspirato į skrandį, kitą išpilam ir informuojam gydytoją. Čia taip pat pateikta ir dokumentacija, taigi grąžintas aspiratas turėtų būti apskliaudžiamas sekimo lapuose, o išpiltas parašomas be skliaustelių. Ir tuomet atsitinka 3 dalykai vienu metu. Tai yra medikamentinis gydymas, enterinės mitybos greitis keičiasi ir ieškom priežasčių. Tai medikamentinis gydymas yra eritromicinas, maksimaliai 3 paroms. Vėliau jis paprasčiausiai nustoja veikti. Po 3 eritromicino dozių, jeigu nematom teigiamo efekto, papildomai galim pridėti metoklopramidą. Enterinės mitybos greitis keičiasi priklausomai nuo pamatuoto tūrio, taigi jeigu yra SLT tarp 5 ir 700, enterinės mitybos greitį mažinam per pusę, o jeigu SLT daugiau nei 700, stabdom visiškai. Tik stabdom ne visai parai, o 6 valandoms iki sekančio SLT tikrinimo, o tada jau žiūrim pagal situaciją. Na ir paraleliai ieškom situacijos, ar tai nauja infekcija, ar nauja pilvo problema, ar žarnų nepraeinamumas, ar kažkokia kitokia bėda. Na ir laukiam pagerėjimo per 48 valandas. Jeigu pagerėjimą turim, pamažu didinam mitybą, tol kol pasiekiam tikslinį enterinės mitybos greitį, SLT tikrindami kas 6 valandas. Jeigu neturim pagerėjimo, tuomet endoskopiškai reikia įvesti nazojoninį zondą. Nazojoniniai zondai aspiruoti jų nereikia. Enterinės mitybos netoleravimą vertiname kitais klinikiniais aspektais ir taip pat akcentas, kad enterinės mitybos greitį per šį zondą reikėtų didinti ne po 20 litrų per valandą ar daugiau, bet šiek tiek konservatyviau po 10 ir tiesiog stebėti efektą. Na, o praėjus visą šitą enterinės mitybos netoleravimo grandinėlę ir išsprendus šią problemą, galim pereiti prie SLT tikrinimo ne kas 6, o kas 12 valandų. Ir vėlgi, jeigu ta problema visiškai išsisprendė, sumažėjo ar išnyko, galima nueiti šiuo keliu ir SLT nebetikrinti. Tai štai, tikiuosi, kad šis trumpas filmukas padės suprasti pagrindinės taisyklės ir pagrindinius principus šio protokolo ir padės mūsų intensyviosios terapijos skyriams pereiti prie vieningos maitinimo praktikos.